važiuojam jau, ne? Tai sveiki atvykę į Šiaulių drifto etapą. Šiandien yra šeštadienis, vakar turėjom treniruočių dieną, aš jau standartiškai po Alytaus etapo įpratau, kad galiu iš ryto dar sėdėti. Šiaip jaučiuosi gerai, geriau nei Alytų iš ryto, puikiai įsimiegojau, viskas suregistruota, padaryta, realiai dar gal pasitikrinsim priekinę važiuoklę, bet ir tai profilaktiškai. Laukiam tech komisijos, prasieinam tech komisiją, tada važiavimai. Tai ką vakar turėjau maždaug išvažiavimų, treniruotėjai, tai labai keistas jausmas, gal dar niekada per savo karjerą, kiek esu važiavęs, nesijaučiau taip ramiai. Trasa nepavojinga, turi savo tokių techninių niuansų, manau, jos pradžia lems viską. Pirmi 3 ar tai 4 klipai, dabar tiksliai nepasakysiu, nes vakar buvo subraižyta toks miksas tarp semi-pro ir streeto konfiguracijų. Šiandien turim streeto varžybas, rytoj semi-pro, todėl leido treniruotis tiek tiem. Dar biškį nesuprantu, ką važiavau, bet paskutinius porą ranų pasidariau tokius jau į tą pusę, tokius lyg kvalifikacinius. Tai iš esmės turim daug dalyvių, man atrodo 80+, tai čia bus sunku, pitai užkimšti, oras matomais bus geras ir viskas. Iš esmės klasikinė istorija, tam, kad atsibūst ir kažką įdomus papasakot, reikia padaryti ranų. Apie 6 trefkių ranai, stengsiuosi atsišlifuoti iki galo. Vakar, kaip ir pradėjom su slėgiais viską žiūrėtis, pakeiteliojom galo kietumą, realiai dasižiūrim slėgius, bandom važiuoti, porinių jaučiu net čeiso nesitreniruosiu, atsišaudau šitą lydą, o jau paskui su čeisu bus kaip bus. Tai iš esmės gal nėra ką daug komentuot, sveiki atvykę į Šiaulius dar kartą, varom ruoštis, varom pirmus ranus, tada pašnekėsim kažką biškį įdomiau. Kaip etapas, taip aš prie tų priekinių ratų. Iš kur iš tokia galvutė? Tu matėjai? Žiūrėk, mano pasatas. Gerulis, ne? Tai jau jo. O tai jie grįžta, kodėl jie ne... Turėjo kaip ir į briefingą eit gal, ne? Tai va, čia turim startą. Čia startas. Čia... Ten, kur tas blokas. Pasistatai. Ir pisi žemyn. Tai žodžiu, stataisi ten, kur tas blokas. Varai žemyn už šitų krūmų. Ir varai čia žemyn, čia palei šitus krūmus persimetė išorinę dalį, ten tada pačioj ten Wi-Fi'us, per čia grįžti, kažkas tokio. Su tuo pasistatymo nebijok, tai vakar, kai išėjau, tai pizda buvo, kai rūrinau tą didelį kūgį. Šitą pasimė ir va šita man vieta sunkiausia yra, tarp šito ir šito. Aš kažkodėl, tai čia turi pareiti mažu kampu, ta mašina mažu kampu nevažiuoja. Ir jinai man taip tokia kaip korekcija vos negaunasi. O čia turi biškį užlaikyti, tada pareit, tada persimest, kad pasimtum tą. Tai aš va vis to nepasimu. O visą kitą kaip ir išvažiuoju. Tai realiai čia bus pagrindinis dalykas. 6 ranai, trefkių, maks jaučiu. Tai reikia bandyti. Realiai pasidaryti pradžią, gražiai pasistatyti, abiem ratais pasimt šitą, visą kitą, tai manau, kad be problemų. Kodėl reikėsi? Tai visada be problemų. Be problemų. Ne, žinok, čia ir bus ir pamatysi, va dabar briefing ir teisėjai sakys, kad pirma dalis bus esminė. Nu ir Wi-Fi'us gal, bet ten tas Wi-Fi'us jis toks paprastas, mano galva, ten dugną laiką ir važiuoja. Reikia eiti, nebus kur net prisėst. Kaip blizgačių įdomiai. Aš važiavau iš pradžių su 2.7, tai man nevėlė. Bet aš jaučiu, mano motoras nebevalina. Tai paskui vakar į pabaigą su 3,5 kokią, tai kaip ir pusė velnio. Tai sakau, šiaip kaip ir pralėkiau, tai kad vietom reikia labai ribotuvės sėdėti. Bet nu iš esmės, čia žinai, tas gali biškį maišyti. Tai tvarka yra gana paprasta, finišas čia ir viskas, atsileidžiam. Yra pažymėta, kur važiuojam kuo dešiniau. Iš karto į duris, karočią. Aš tikiuosi dabar grįžt ir jau, kad bus tech komisija praeita. O gal ir mums reikia nusimti suvedimą ar žinot, ką turim šiaip? Nu. Dar nėra techo? Aik, tu.
pagailėti pamintės, tai bent jau turim kompromituojančios medžiagos. Jeigu kažkas ne taip, jei sakys nepraeini techo, sakyk, turim nufilmavę. Trasą pakeitė ten ar dar tik schemą pakeitė, nesupratau. Pakeitė biškį. Bet ten klipą čia patraukė kažkaip. Jo, ten gerai padarė. Sako, tai va, visi teisėjai yra čempionai, sako, vienas C lygos ir 2 normalūs. Tai va, žodžiu, tai ką žinau. Reikia važiuoti treniruotis, noriu treniruotis. Tai virš 8. Virš 8. Dalyvių. Briefingė dar tiek žmonių nematęs. Debesis, nueiktų. Pilnutukas briefingas. Ir iš karto, jokių vieno važiavimų, iš karto poriniai, iš karto reikalai. Aišku, čia šitoj trasoj, tai čia gali važiuoti, kad ir po 4, man atrodo. Saugiausia ir greičiausia Lietuvoje drifto trasa šiais metais. O kur tavo spoteris? Nežinau, Mariu. Gal ant šitų, prieš kvalus tais, nežinau. Aišku, būtų geriau, kad ant trefkių būtų. Bet nieko nerašė, man atrodo. Jinai mano 8 parašius. Labas rytas, skiriantis tavo startinis 8 ryto. Ir tada dabar va prieš kelias minutės klaustuką. Oi, tu pavau. Tai čia aš prasileidęs, čia, žinai. Kodėl jis grįžo? Suvažiavote visus ranus? Čia tu taip greit sulėkiai viską? Normaliai. Nu ir taip pirmi visą laiką, žinai, nauja diena, tai ten toks, vai. Kaip dabar klipai pakeitė kažką ar tas pats? Atsirado dar vienas klipas tipo... Pasistatymo. Bet šiaip trajektorija tokia pati gaunasi, ne? Nu ir gerai. Pripūsk ir paskui patikrink, nes ten, žinai, jie skirtingai rodo. Ir žodžiu, va tuoj dar palauk. Gal reiks dėjimą į raciją nunešti. Aš turiu mikrofoną. Tai va, tai pirma sesija trefkių baigta, 3 ranai, tai tokie biški dar nei taip, nei anaip toks, nesuprantu. Pirmą raną pasidariau viską gerai nuo 3 klipo, tikrai gražiai nuo 3 klipo, mano galva bent iš vidaus atrodė viskas liuks, bet nepasidariau pirmų 2. Antrų važiavimų jau lyg pasidariau pirmus 2, bet su korekcijom. Tai 3 liepė suvažiuoti gražesnį pasistatymą, bet nesigavo, sumuliau šūdą. Tai iš esmės visą trasą padariau blogai 3. Bet ką žinau, drąsiai važiuojasi, žinau kaip važiuoti, gazo spausti nebaisu, trasa gana saugi. Manau, kad viskas bus gerai. Dabar eisiu pas Deimantę. Deimantė Radzevičiūtė padėjo šiandien poteriaut, vos kamerameno nesuvažinėjo, ką tik mūsų. Tai dabar eisiu į tualetą, nes labai noriu ir prieš trefkės nebuvau nuėjęs ir eisiu pas Radzevičiūtę, jinai sakė, pafilmavo ranus ir pasakys kaip kas. Ir dar mechanikas išėjęs derino ausinės į raciją, kad Deimantei būtų patogiau. Tai turim stiprų spoterį, seniai norėjau pabandyti Deimantę kaip spoterį, tai pažiūrėsim, nes apskritai nežinau, ką reiškia su normaliu, geru spoteriu, kuris žino, kaip reikia važiuoti dirbti. Tai pabandysim, pasitestuosim, kas ten žino, gal bus geriau. Ir viskas realiai, einu tvarkausi dalykus, tada pavažiuosiu 3 kitus ir jau tada galėsiu biški daugiau kažką paplepėti, nes dabar realiai nelabai turiu ką pasakyti. Viskas paprasta, realiai reikia tiesiog pasidaryti namų darbus. Let's go. Žiūrėk, nežinau, šitos vietos aš nematau, tačiau turi išgyventi. Ten mažiukas klipukas, jisai tipo tik pasistatymui kuratai turėjo. Šitą pasidarau aš tarp 2, 3, malų šūdą. Paskutinis tavo važiavimas čia, va čia. Kaip ir pasitiesinas. Jo. Nežinau, ar su tavo plyta tu spaudi stabdį, bet šitoj vietoj, ta prasme, sakau, turėtum nedvėjoti. Čia turi būti taip užtikrintai, žinai, tas, kur jeigu pataikiai, tai arba pasilaikyk, tiesiog truputį to stabdžio. Bet esmė tame, kad tu šito po 2 klipo, neatsimesk per greitai. Truputį tuo, tokiu kampuku palaikyk, tam, kad tu gražiai, žinai kas, nes arba tu nepasieki visiškai klipo, per toli važiuoji, arba tu laižai fiškę. Aš galvoju, kad tiesiog pasibandyk čia užsilaikyti, tam, kad tu, žinai, kas vėliau atsimesi čia ir tiesiog tau gražiai gausis. Jo, man ir gaunasi pagrindinė klaida va šitoj vietoje, nes
Aš kažkaip Nu, aš jaučiu, pareinu, kad žiūrėk. stengiuosi mažesnių kampų iš pasistatymo ir man ta mašina taip atrodo tiesintis nori arba į kampą eit nori. Taip, Ir aš žiūrėk. bandau ją laikyti ir jinai man pradeda... Tai va, Taip. tai žinai kaip aš sakau, aš kartais galiu sakyti, kad reikia stabdžio, ne, nes aš jį spaudžiu. Bet plytai gal ir nereikia, žinai, nes plyta dugnas, žinai, gal. Ten knopkė. Aktyvuojam startą. Tiesiog, žinai, čia. Aš žodžiu, aš užduotį žinau, aš bandau darytis, o tu paskui pasakysi, kur aš ten pjaunu. Ne, reikia pradžioj. Jo, tvarkoj. Palauk, reikia į tualetą, maršau, kad į tualetą reikia eiti. Man tokio reikia. Jo, žodžiu. Pašnekėjom su Deimante, tai viskas liuks, moka aiškiai aiškina. Tai realiai suprantu, aš ir prieš tai kaip ir supratau, ką reikia padaryti, dabar dar labiau suprantu, tai drąsiau biški šiaip kaip kažkas stipraus dar kažką patarė ir paaiškina, tai ramiau biški jaučiuosi. Aišku, ir pastatė biški ant žemės, kad kvalą, kad praeit, reiks važiuoti. Čia nelaikas žaisti. Dar 3 trefkių ranai ir kvalas. Tai reiks parodyti, ką galiu, nes kitaip važiuosim namo nenori niekas. Tai žodžiu, laikykit kumščius, o mes varysim kiek įmanoma. Kaip sakiau, kad 7, tai vis dėlto 9% sakė Simniška. Važiuoja, daro klaidą iš 2-3. Tai sakė, tas nulems visą žaidimą ir 10% pasistato per anksti. Tai jaučiu, kad jo. Nu, aš taip supratau, nes Vaškelis sako, jis vertins jo dalis pasistatymus irgi ten yra, nežinau, pagal ką jie ten vertins. Tai tipo, parlėki, tau blokas iš dešinės reiškia, tu turėjai skersas. Tai ten 4-5 metrai. Tai ten man tai ryškiai palengvina situaciją. Tai žinai, iš karto automatiškai čiut vėliau įsistatau, mane netiesins taip tos mašinos apačioj, aš taip galvoju. Tai dabar pirmų ranų iš karto pabandau vėliau pasistatyti, kad paskui, žinai, nebūtų eilinio bajerio, kad reikėjo nuo linijos. Man tai šiti baisus visą laiką. Nu, bet visi girdėjo, jis sakė, tau blokas iš dešinės turi slyst. Nu, tai gerai, aš metras iki bloko užsistatysiu. Sakė, labai skundžiasi žmonės, kad tas blokas trikdo. Sakau, gal Panevėžinė važiavo. Tai ten trikdo visi blokai. Tai va, tai nežinau, nesupratau, čia sakė, buvo visokių įdomių įvykių, viską praleidau. Įdomių ir krišiukų, sakė, buvo. Nu, sakė, kažkas sugebėjo apie tuos didelę fiškę, kur žymi kuoliuką, tai sugebėjo saulę apie tokių visokių bairių. Tai ir viskas, ką žinau, va. Reiks liekt, 3 ranai pasidaryt, kad būtų gerai. Gerai, kad Domas achuienai stengiasi garsą viską padaryti ir tada sėdi daro nesąmonės. Reikia challenge šaut biškai. Per lengva jam ten montuoti. Kad čia tik savaitę darbo įdėjęs į video, tai ką čia daug tipo. Jis video montuoja, aš bodį kitą montuoju. Jo video bent nedūžta po to. Gerai, baigiam malt šūdą. Žodžiu, kaip sakai, krešinsiu šiandien ar ne? Čia pro lygis visų. Čia dabar pažiūrėk, kiekvienos mašinos lipdukas mano lygis yra pro. Ir man klausimas kyla, kodėl pas mane nėra. Matot, bet kaip jaudinasi žmonės dėl Deimantės. Nedėk šito viešpatie, kad nešau. Ne, šiaip labai smagu, kad Deimantė spoteriauja šiandien. Tikrai padeda, nes yra visai kitas reikalas gauti informaciją iš žmogaus, kuris pats važiuoja ir supranta tą užduotį. Plius dar turi čia daug pažįstamų automatiškai Deimantė, tai daug išgirsta visokios informacijos, kurią gali perduoti. Ta, ką man jinai pasakė, tai žodžiu, aš viską supratau, aš žinau, ką padaryti. Dabar 3 važiavimai, kada man jinai pasakos per šitą daiktą, kiek aš tą užduotį gyvendinu. Nu ir dar rezimuojam tą faktą, kad sužinojau, kad galima statytis 4-5 metrai vėliau, kas man biškai palengvina situaciją, nes bent jau žinau dabar, ką galiu pakeisti. Tai dabar nuvažiuoju, statausi vėliau, dar pasibandom slėgį ir pabandysiu 3 važiavimą dar įvažiuoti čeisą, kad suvokt, ne tam, kad ten jau baisiai čeisą važiuoti, bet kad suvokt, kurioje vietoje inicijuotis, kad galėčiau likti ant durų, nes iš esmės šitam konfigė gaunasi taip, kad jeigu ant starto prasileidi, pasistatysi toli, tu jo nepagausi visą trasą, ne vieną paskutinio posūkio. Tai norint laimėti porinį, jau turi smeigti duris nuo pat pradžios. Pauliau, čia peilis, kurį tu paėmei pjaustymui. Peilis, kurį aš paėmiau pjaustymui, nes Agnija sugeba įsipjauti su alaus kamštuku, su belėku absoliučiai, tai čia geriau tiesiog paimti peilį, kuris neįpjausnis. Aš paėmiau šitą peilį margarinui tep. Aš pjaustau agurkus, agurką gali pjauti, ko nori, kad ir popierium. Tai čia dešrytės yra tos, kurį pasipjausti. Tai gali iš visos kast. Karočią lėkt, noriu lėkt, viskas, noriu lėkt. Nedėk šito, galėjau agresyviau nuspirt biškį. Dabar net nenugriuvo. Žiūrėk, Audi fanas, tu primink. Audi fanas. O, tu čia.
Man atrodo, žinau, kad gal skleidžiam nafik mes tą palapinę. Lušinai. Labai jau čia tą gūsį pagauna, tai jinai įsiskėčioja visą. Nu, tipo, negerai. Skleidžiamės ją. Labai softų simovė pirštinėje, tai bus geras ranas, kad galiu pasakyti. Nes visą dieną labai sunkiai moviau pirštinės. Ir kita gerai užsimovė. Oi, čia bus. Reikia, kad prieš kvalą taip mautųsi. Dėl ranų tai nesu užsikūręs baisiai. Šiaip aš manau gerai yra turėti spoterį, nes dabar jinai man pasakė kelis tokius, kur skambėtų paprasti dalykai ir aš juos pasistengiau realizuoti. Ir kai tu pravažiuoji paskutinį raną ir per raciją girdi, kai Deimantė tau sako, nu maladėts, afigienai, tai duoda biškį to tokio, kaip sakant, motyvacijos. Tai man asmeniškai prieš paskutinis atrodė geresnis nei paskutinis, bet Deimas sakė, kad paskutinis, nu, turi kvalę tokį važiuoti. Tai pasitikėsim Deimą, dar sakė, ateis iki pietų pašnekėti, tai kažką jaučiu papasakos. Ir viskas, dabar einu pavalgysiu, pailsiu, svarbu nesijaudint ir tą, ką padariau va dabar paskutiniu ranu, jei padarau kvalę, bus gerai bus. Tai svarbiausia, atsišaudėm slėgį. Pirmą kartą šį sezoną tikrai užtikrintai žinau, kokius slėgių turiu važiuoti. Tai čia yra gerai. Nu ir viskas, ką žinau. Tas paskutinis ranas, klipai visi yra, linija kaip ir nieko. Aš žinau, kad suvaglinau priekį ant pasistatymo, bet žinau, kaip nesuvaglinu. Bet jeigu net suvaglinau ir sakė, kad ahujienas važiavimas, gerai. Tai tiek realiai. Einu valgyt ir tada, karočią, varom kvalą šauti. Turim šauti gerą. Pizda, taip noriu šiandien, norėčiau šiandien kvalę būtų aukštai. Jau trečios varžybos įpusėjom sezoną, nu kiek galima, jau žinai, ta kaip sakant, pergalė pati neteis. Reikia kažką daryti, kažką keisti. Ne, aš nevartoju. Čia kaip tik, taigi aš ne viskas, nieko, negeriau, nelaus, nieko. Sveikai valgiau, išgeriau magnio. Nešnekam. Reikia padaryti, ne jeigu padaryti reikia. Nereikia prisišnekėti, reikia nedaryti nesąmonių. Esmė, kad yra tas kvalos ranas. Nu tai dabar, bet reikia tiesiog nemalt šūdo ir suvažiuoti tą kvalos raną. Ir viskas. Man baisiai graži šitą kregždė. Nežinau kodėl, bet man jinai afigiena. Labą dieną. Nespėjau, va. Nes man pradžiai buvo problema, nes mano šalmas irgi su tais, tai man pradžiai, nu kaip, aš girdžiu tą motorą, bet ne tiek, kiek norėčiau. Ten tavo motorą, tai jaučiu ten per vilėką gali girdėti. Ten jau per kūną eina. Man irgi buvo, žinai, ta pati problema, nes aš nemoku be motoro girdėti. Jo, man irgi reikia, man reikia tų sukius. Taip. Dar mes domą kažkur arvadomus. Jis kaip visada nematomas. Tai pasikalbėjom, apsitarėm, šiaip visą čia Deimantės, kaip suprantu, komanda, gal Drift Happensų. Atrodo, visi žmonės žino, ką šneka, tai labai vertingi patarimai. Kažką tai įsidėjau į galvą, bet kažko naujo nebandysiu, nes taip ir nutarėm ir apskritai būtų jaučiu kvaila ir naivu dabar išradinėti dviratį, kaip jis buvo pasakęs. Tai tiesiog tą, ką važiavau paskutiniais trefkių važiavimais, tai pabandysiu dabar realizuoti kvalifikacijos pirmų ranų. Jeigu man pasiseks ir aš padarysiu... Jeigu man pasiseks ir aš viską padarysiu teisingai ir padarysiu bent jau 80-82 taškus pirmų ranų, tai prisižadu antrų ranų pabandyti patikti vaškeliui. Tai va, kažkas tokio. Bet dabar nekalbam apie tai, pirmas ranas, einu ruošiuosi ir žiūrim, ką turim. Rasmis turėtų parodyti klasę. Čia semi-pro, čia ne strytas. Ta prasme, apie ką mes kalbam, atrodo, kad asfaltą nuo žemės atkelinėja. O, Rasmis važiuoja, palauk.
Keliam pulsą. Oi, tu. Gerai, ramus. Daug bent valą suvažiuoti. Taigi čia buvo bairis. Nepriimkit rimtai, čia buvo muležinis peilis ir viskas buvo atlikta apie profesionalių kaskadininkų. Uždaroj teritorijoje, filmavimų metu. Tiesiog nekartokit to namuose ir viskas. Jo, ir apskritai, mes esam Šiauliuose, bet Australijoje. Galit susekti mano buvimo vietą pagal mano valstybinius automobilio numerius. Reikia rūkyti mest. Žiūriu. Kiek skaičius? 7. 8. O 6. Na, aš man kažko paklausiau biškai. Čia gal... Kaip kamoliukus gaudyt? Taip. O pagauni. Ne, bet... Noriu su vaiku padaryti. Žiūrė. Su kairė tai galiu nepagauti. Kiek žmogus? O! Jau? Pasakyk, kad nevadovautų, gerai? Šaltas variklis. Kur mano racija? Dar lengviau užsidėjo pirštinį. Geras ženklas. Karočią, liūdna kol kas, labai liūdna. Jau 29, tai realiai kaip važiavimas aplikrisi. Ne, tai čia su tokiais taškais, bet tai čia taip nubaudė. Nu, nebuvo gražus tie ranai, bet tas paskutinis tai kaip ir toks. Atrodė, kad pusė... Čia priekio 4, visai neprastai. Pasitempti reikia į 5, gražiai, per Wi-Fi. Ir į 7. Ir va čia va. Zoną, čia Paulius. Nu, bet... Čia tas ranas. Kaip taip galima. Eisiu paskastyti verkt, kad kem 6 padarytų. Tu tai ne kadrė, tai tau gerai. Tai atsiprašau, gali būti kadrė, o va, aš kadrė. Visiškai jaučiaus paprastai, niekas manęs. Prašom, dabar jau tik tu ką. Pakomentuok. Sveiki. Nežinau, nu nelabai iš tikrųjų, nu kaip čia pasakyti. Jaudulys. Pakišo koją jaudulys, senas, geras jaudulys aplankė, tikrai klasikinis manevras įvyko. Pradėjau jaudintis biškį. Ne, dabar jau pradėjau, dabar nenoriu. Kadrą varėjai. Ne, žinokit, na aš jau nebegaliu. Išdingo ereliumas. O tai gal normalu, jeigu aš iš čia pakomentuosiu. Toks kai lūzeris, tai galiu ne prie mašinos jau komentuoti. Ne, Pauliu, aš net ratų šiandien nekeičiau. Tai va, žodžiu. Tai net nežinau, nuo ko pradėti. Keistas labai savaitgalis. Vakar trefkėse atrodė, kad važiuojam, tiesiog nes važiuojam. Toks kaip atvarius į paprastą ne prieš varžybinę treniruotę. Mechanikas verkė, kad darbo neturi, nėrėm ką veikti. Vakar miegas ėmė. Tai iš treniruočių nieko nefilmavom, nes nelabai kaip ir prasmės buvo. Dar čia turėjom šiokio tokio bardako su renginio organizatorium, nes tiesiog pitai maži, neguminiai, kažkodėl tai labai keistai organizuoti. Tipo, vairuotojam, kurie atvažiuoja į varžybas ir jų tralam vietos trūksta, net vos ne, kad nėra kur dėti jų tralų ir mašinų, bet tuo pačiu vieniem galima statyti milžiniškas palapinės, kitiem vos galima kur nors apskritai tilpt, kitiem dar padaro realiai tiesiog gatvinių automobilių parodą, kuri vėl nežino, kam reikalinga, nu bet
ne aš organizuoju, ne man teist, tiesiog toks pastebėjimas iš mano pusės. Tai va, šiandien turėjom 6 treniruočių važiavimus per 2 sesijas, sekėsi tikrai neblogai. Šiandien turėjom pirmą kartą spoterį, kurį galima vadinti spoteriu, tai Deimantė Radzevičiūtė, kuriai esu labai dėkingas už pagalbą. Sunku net sudėlioti mintis, šiaip tikrai padeda, aišku, gal neužtenka suvažiuoti tiesiog 6 treniruotės važiavimų ir 2 kvalifikacinių, tai bendrai 8, kad suvokti, ar tas spoteris naudingas, tai gal reikėjo biškį toliau nueiti, tada būtų lengviau šnekėti. Bet jo, rezumuojant situaciją, likom kažkur labai žemai, net kol kas nenoriu žiūrėti kur. Su pirmu važiavimu surinkau 69 taškus, antru važiavimu 72 ir to nepakako. Tam, kad praeit kvalifikacinę liniją, reikėjo rinkti 80 balų bent jau ir tai ten kažkur trimdo pačioj. Iš pradžių buvau tikrai labai savim nusivylęs ir nusiminęs, negaliu pasakyti, kad dabar jau patenkintas. Turėjau tikslą praeiti visas ryto kvalifikacijas šiais metais, tai kaip ir tokia vidurinė sezono varžybos ir turint omeny, kad trasa buvo tikrai nesudėtinga ir paprasta, tai vat tą ir kažkaip išprovokavo, kad kiekviena smulkmena lėmė labai didelį taškų skaičių ir tikriausiai neišpildžiau užduoties, nepadariau, ko reikėjo, viskas priklausė visiškai nuo manęs ir mano klaida. Tai tiesiog šiandien 32 važiuoti nenusipelniau ir viskas. Tai realiai įsivežam tiesiog tam tikras patirtis. Dar stipriai pasibendravom su Deimantė ir Deimantės komanda, gavom labai daug naudingų patarimų. Apskritai biškiai atvėrė akis į tam tikrus dalykus. Ką pasikeisiu automobiliui, tai suvedimą, bet kai jį padarysiu, tada ir pakomentuosiu, ką tiksliai pakeičiau. Planuoju įsidėti galbūt stabdžių reguliatorių, kad galėčiau naudoti kairę koją, kadangi dabar per didelį jėgą stabdo galinius ratus ir tiesiog kitą kartą baisu yra surizikuoti ir prarasti inerciją, kurios ir taip šitą mašiną ne kosmosą turi. Būtent šitoj konfiguracijoje visur važiavau dugnu iš makso, ką jinai gali. Gal ten koks vaškelis kažką dar su ir daugiau išgalvotų, bet iš esmės jau daugiau negu ribotuvas nelabai yra kur spausti. Dabar tikriausiai eisim tvarkytis, vis tiek nueisim gal labai iki galo ir nežiūrėsim, kad negrįžt po tamsiai, bet kažkiek kovų norisi pažiūrėti ir jo, dar eisim tralo, nuomoto tralo lempą sužiūrėti, kurios neveikiam, žinai, nes iš kur iš benomuočių tralą neveikia jo. Va, jei kas žiūrit video, Alytui nuomojat šitus traliukus priekabas, nu, prašau, pasiūlykit kažkokį, kuris būna tvarkingas, bent jau, kad posūkiai veiktų, pizdum jau gabaritai gali neveikti, bet bent jau posūkiai ir stopai, ačiū. Ir viskas, padangų beveik nieko nesudeginom realiai. Dar apie Zestino, čia po Macurio daugam išsproginėjo, man irgi asmeniškai 4 vienetai išsproginėjo, tai gabalais atrodo, kad iškandžiojo kažkas. Tai gavom patarimą čia iš lūpų į lūpas, bet patys Zestino atstovai, kaip supratau, tai yra pasakę, kad ta padanga negali perkaisti ir kad dar ją reiktų pašildyti ir padėti į šoną ir tada vėl su ją važiuoti. Toks įdomus procesas, bet visas tai padarėm su visom padangom vakar, tai pažiūrėsim, ar tas gelbės. Tai bent vienas kažkoks trumpesnis video, tai biški lengviau mūsų operatoriui. O jum kaip visada, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū Hado, ačiū MP Parts, ačiū visiems, kas padeda, kas palaiko, ačiū Dimidija ir jo, ačiū visiems, kaip visada. Tai nedaug čia užsidegimo iš manęs, bet tikrai visiems dėkingas. Dar kartą paprašysiu, pakomentuokit, pasubscribinkit, juk taip nesunku tikrai ten palikti laiką ar kažkokį atsiliepimą, nesvarbu blogą gerą po vaizdo įrašu, nes mum patiem apskritai dėl drifto tikrai nėra būtinybės filmuoti ir dėti ir editinti ir tiek varg dėl tų video. Aš kaip darydamas savo prisiminimą vaizdo įrašus galėčiau juos pasilikti tiesiog pas save needitintus ir neapsikraut dėl to per daug arba sudėtinti pats. Tai ne vienas žmogus tengiasi ir dirba tam, kad jūs pamatytumėte šitą galutinį produktą. Tai tiesiog leiskit žinot, kad to reikia ir mums bus tiesiog didesnė motyvacija tą kurti ir investuoti tai laiką ir pinigus. Ačiū, iki kitų kartų. Nu ir baigiamai žodį Mariui. Ne. Užsidėk ir eisiu vaikas toks parašo prašau. Užsidėjau. Šitą tai nedėjau. Na, jeigu tu tai pasakai, tai kokia 9%, kad bus įdėta. Aš šitą jau išmokau.